Birbinčių bendruomenė susikūrė 2011 metais, tuo metu, kai buvo reikalinga juridinė galia komunikuoti su karjerais, nes tuo metu karjerai planavo vežti savo krovinius per mūsų Birbinčių kaimą, per Šilų gatvę sunkiasvorį transporto. Iš tiesų, mūsų kaimo gyventojų gyvenimas tapo ženkliai aktyvesnis ir įdomesnis. Šitose Birbinčių namuose verda gyvenimas. Tai ne tik tai gimtadienių šventimai, žmonių įvairių progų paminėjimo. Šitose namuose vyksta ir spektaklio kūrimai, kino vakarai, šventinės vakaronės, užgavėnės, tradiciniai kalėdiniai renginiai, įvairios netgi edukacinės veiklos. Šituose namuose mes darome ir adventinių vainikėlių pinimą, edukaciją apie augalus, apie tai, kaip puošti savo aplinką. Planuojamas įvairios kitos edukacijos. Taip pat mūsų bendruomenė aktyviai dalyvauja ir cepelinų čempionate, kur šiemet mums teko netgi sėkmė, mūsų aplankė, mes laimėjome 1 vietą. Tai visi pasiruošimo darbai šitam cepelinų čempionatai lygiai taip pat vyksta šiuose namuose. Mes esame be galo laimingi, kad turime tokius bendruomenės namus, kurie sutelkia žmonės, kur turim galimybę ateiti, repetuoti, dainuoti, šokti ir savo gyvenimą įprasminti šiuose veiklose. Mes esame aktyvi bendruomenė, bet tuo metu mes neturėjom kur burtis. Dalyvavome įvairiuose projektuose. Viename iš projektų mes dalyvavome Birbinčių bendruomenės namų įkūrimas, kurį pagal vietos veiklos grupės Pajūrio kraštas 2016-2023 metų vietos planavimo strategiją mes gavome paramą. 95 000 eurų, iš kur dalį 25 000 eurų dar prisidėjo ir Klaipėdos rajonas. Už tos pinigus mes pastatėme šios nuostabius Birbinčių bendruomenės namus, kurie sudaro iš 5 atskirų jūrinių konteinerių, sujungti į vieną bendrą visumą. Bendras plotas yra 80 m2. Mes už tos pinigus nusipirkome orgtechniką, tai yra kompiuteriai, tai multimedija, mes nusipirkome baldus, mes nusipirkome virtuvinę techniką, virtuvinės baldus.